1993 metais sukuriamas filmas apie holokaustą. Jis visuotinai pripažintas pačiu geriausių filmų ta tematika. Filmo veiksmas vyksta Antrojo pasaulinio karo metais Krokuvoje ir pats veiksmas prasideda štai šioje stotyje, kuri dabar nebeveikia, o į šią stotį atvyksta iš Čekijos Oskaras Šindleris. Šis pasakojimas apie jį ir apie visus tuos žmonės, kuriuos jisai išgelbėjo čia Krokuvoje. Pagrindinis herojus Oskaras Šindleris realiai egzistavęs asmuo, nacių partijos narys, gamyklų savininkas, nuo koncentracijos stovyklos išgelbėjęs daugybę žydų. Ne veltui ant jam dovanoto žiedo jidiš kalba buvo išgraviruotas užrašas: jei išgelbėjai vieną žmogų, išgelbėjai visą pasaulį. Parašyta hebrajiškai, ištrauka iš Talmudo. Tas, kas išgelbėjo vieną gyvybę, išgelbėjo visą pasaulį. Oskaras klastodavo įvairių dokumentų įrašus, vadindavo moteris ir vaikus vertingais gamyklos darbininkais, meluodavo į gamyklas beldžiantiems SS karininkams, įdarbindama šimtus žydų savo gamyklose Amalija, o vėliau Brundtlize, ir neleisdamas jų išvežti į kitas koncentracijos stovyklas, jis saugojo daugiau kaip 1000 gyvybių. Nors darbo sąlygos nebuvo lengvos, tačiau nė vieno savo darbininko jis nesvarstė išduoti. Šiame video aš ieškosiu sąsajų apie šį neeilinį žmogų, kuris rizikuodamas savo reputaciją ir net gyvybę išgelbėjo tiek daug žmonių, kurie neabejotinai būtų mirę. Čekijos slaptosios policijos archyvai minėjo Šindlerį kaip didelio kalibro šnipą ir ypač pavojingą tipą. Ir kad jis vadovavo vokiečių šnipų daliniui, renkant informaciją apie Lenkijos geležinkelius prieš invaziją į Lenkiją. 1939 metų pradžioje Šindleris tapo oficialiu nacių partijos nariu. Nežinia, kiek tai lėmė tikėjimas nacių ideologija, bet kaip verslininkas jis matė tai kaip galimybę gerai prasisukti naujame režime, naujoje realybėje. Vokiečiams užėmus Lenkiją, Krokuvoje įkuriamas getas. Ši aikštė, kurioje dabar esu, tai yra geto centras, geto tokia aikštė. Čia vykdavo atrankos, būdavo skirstomi žmonės, kurie dar galėdavo pasilikti gete ir dirbti, o kuriuos išveždavo į koncentracijos arba į mirties stovyklas. Daugiausia senus žmonės, sergančius ir vaikus išveždavo į mirties stovyklas. Šios kėdės aikštėje simbolizuoja tai, kad kada būdavo atrankos, žmonės ateidavo su savo daiktais, vis tiek jie tikėdavosi, kad tų daiktų prireiks, bet jiem liepdavo palikti šiuos daiktus ir po išvežimo, kada juos susodindavo į sunkvežimius, išveždavo, šią aikštę būdavo pilna visokiausių daiktų, baldų. Taip pat dar simbolizuoja tai, kad tie surašytojai, kurie kirstydavo kam gyventi, o kam jau mirti, taip pat atsineždavo čia savo kėdės, atsisėsdavo, atsineždavo stalus ir dirbdavo tokį darbą. Kad atlaisvyti geto vietą, atlaisvyti tuos butus, namus, Lenkai buvo išvaromi iš jų aplinkui visų namų ir turėjo persikraustyti į buvusių žydų namus. Taip pat į žydų namus, kurie prabangesni, persikraustydavo ir Wehrmachto karininkai ar SS karininkai. Šindleris Oskaras taip pat atsikraustė į prabangų žydo butą, kuriame ir apsistojo ir gyveno likusį laiką. O patys žydai, palikę savo namus, turėjo ateiti į šį getą ir užimti tuos laisvus kambarius. Deja, vienas kambarys būdavo skiriamas ant visos šeimos ir netgi dar ant daugiau žmonių, galėjo būti netgi 10 žmonių gyventi, taip kad sąlygos buvo labai blogos. Šindleris puikiai įsitvirtina Krokuvoje ir pradeda savo verslą. Lenkijos žydams priklausantį turtą, verslus ir namus vokiečių užgrobė iškart po invazijos, o iš žydų piliečių buvo atimtos visos teisės. Finansiškai remiamas kelių žydų investuotojų, skaitant vieną iš savininkų, Šindleris pasirašė neoficialią gamyklos perėmimo sutartį. Taigi ši gamykla anksčiau priklausė žydų savininkui. Ir Šindleris tiesiog, galima sakyti, gavo ją už dyką ir dar gavo pinigų veiklai vykdyti. Geras verslas, jokių investicijų nereikalaujantis. Prastas sandėris. Prastas sandėris. Prastas?
Nepamirškit, kokia jūsų padėtis. Prastas sandėris. Žydų darbininkams nereikėjo mokėti atlyginimo, tam tikrą mokestį reikėjo mokėti tik tais nacių vyriausybei, bet tai buvo labai nedidelis mokestis, todėl galima sakyti, kad ši darbo jėga buvo nemokama. Kai žydai pradėjo dirbti jo gamykloje, Oskaras pajuto jiems užuojautą, matydamas jų sunkią padėtį, todėl pradėjo nuo to laiko juos globoti. Be to, nors tai buvo labai neįprasta verslo praktika, Oskaras įdarbino vaikus, moteris ir pagyvenusius asmenis, kad jie nenumirtų iš bado getuose. Oskaro ryšiai su Abweru, Abweras tai Vokietijos karo žvalgyba, ir ryšiai su Wehrmachtu leido jam sudaryti sutartis dėl emalio indų gamybos kariuomeniai. Šie ryšiai vėliau padėjo jam apsaugoti savo darbininkus žydus nuo deportacijos ir mirties. Laikui bėgant, Oskaras turėjo duoti nacių pareigūnams vis didesnius kyšius ir dovanoti prabangių daiktų, kuriuos galima įsigyti tik juodojoje rinkoje, kad apsaugotų savo darbuotojus. Iš pradžių Šindleris daugiausiai domėjosi verslo galimybėmis užsidirbti pinigų ir samdė žydus, nes jie buvo pigesni už lenkus. Vėliau jis pradėjo apsaugoti savo darbuotojus, neatsižvelgdamas į išlaidas. Jo gamyklos kaip verslo būtinai karo pramoniai statusas tapo lemiamu veiksniu, leidžiančiu apsaugoti savo darbuotojų žydus. Oskaras buvo suimtas 2 kartus dėl įtarimų juodosios rinkos veikla ir 1 kartą už Niurnbergo įstatymų pažeidimą bučiuodamas žydę mergaitę. Kai buvo jo gimtadienis ir jį atėjo pasveikyti jo darbuotojai, jam atnešė dovaną. Šalia stovėjo ir nacių pareigūnai, stovėjo ir iš SS. Ir jis prie visų, įsivaizduokit, kiek reikia turėti drąsos tuo metu prie tokios aplinkos. Jis padėkojo už pasveikinimą ir pabučiavo mažą žydų mergaitę. Dėl to vėliau jis buvo įskųstas ir praleido kelias dienas kalėjime. Už ką suėmė? Pabučiavau žydaitę. Ar Pimpalas nenuvyto? Su laiku vis daugiau žydų sužinodavo apie Oskarą ir Getę pradėjo sklisti gandas apie jį. Žmonės žinojo, kaip galima įsigelbėti ir jie tiesiog per pažįstamus arba per draugus ateidavo pas Oskarą ir prašydavo, kad juos priimtų taip pat į darbą. Taip jisai yra išgelbėjęs ne vieną šeimą nuo mirties. Štai šis pastatas iš priekio. Labai daug žmonių laukia į muziejų. Šiandien šeštadienis, galbūt dėl to. Šiuo metu daug kas atnaujinama. Nuotraukos išgyvenusiųjų žmonių, ne visos žinoma. Toks pramoninis rajonas net šiomis dienomis. Tuo metu tai buvo miesto užkampis ir pramonės rajonas. Ir visai netoli nuo šios vietos buvo įkurta Plazov koncentracijos stovykla. O ten ir prasidėjo visi baisumai. Plašovo koncentracijos vieta. Nelabai kas yra išlikę. Vokiečiai įkūrė koncentracijos stovyklą prie žydų kapinių. Šioje vietoje buvo kapinės, yra išlikę dar pamatai kapinių vartų. Visa ši didelė teritorija priklausė Plašovo koncentracijos stovyklai. Yra išlikę kaip kas iš to laikmečio, būtent yra išlikęs namas ir šiame name įsirengę buvo SS, taip pat buvo kameros įrengtos Rusija, kuriame kankindavo kalinius, norėdami gauti tam tikros informacijos. Ir štai čia yra ši vieta, kur pavaizduota nuotraukoje. Kalne yra kažkokie tai tuneliai, bet matau, kad yra grotos ir papulti vidų nepavyks.
43 metais kovo 13 dieną getas buvo likviduotas, o dar galintys dirbti buvo išsiųsti į naują Płašów koncentracijos stovyklą. Keli tūkstančiai netinkamų dirbti buvo išsiųsti į naikinimo stovyklas ir nužudyti. 200 žmonių nužudė gatvėse naciai, išvalydami getą. Sužinojęs apie nacių planus dėl geto, Šindleris privertė savo darbuotojus likti gamykloje per naktį, kad apsaugotų juos nuo mirties. Jis matė geto likvidavimą ir buvo pasibaisėjęs. Nuo to momento Oskaras pakeitė savo nuomonę apie nacius. Jis nusprendė išgelbėti kuo daugiau žydų. Pavaizduota, kaip atrodė visa stovykla, yra nuotrauka. Nuo viršaus labai gerai matosi visas buvusios stovyklos vaizdas. Bet aš esu dabar ant kalno tokio, kuris vadinasi lenkiškai Hujovaja gara. Šioje vietoje veždavo iš geto arba iš pačios stovyklos atrinkę žmonės ir šaudydavo. Nors pagrindinė stovyklos funkcija buvo priverstinis darbas, stovykla taip pat buvo kalinių atvežtų iš kitų getų žudymo vieta. Pagrindinės aukos buvo pagyvenę ir ligoniai. Stovykloje nebuvo nei dujų kamerų, nei krematoriumų, todėl masinės žudynės buvo vykdomos šaudymu. 43 metais stovykla pagarsėjo savo siaubais. Tuo metu stovyklos komendantas buvo Amonas Giotas, SS karininkas iš Vienos. Žudydamas kalinius jis buvo sadistiškas. Liudininkai sako, kad jis niekada nepradėdavo pusryčių nenušaudamas bent vieno žmogaus. Pirmąją paskyrimo dieną, būdamas stovyklos komendantu, jis nužudė 2 žydus ir privertė stovyklus kalinius tai stebėti. Nušauk ją. Ką? Komendante. Aš tik stengiuosi dirbti savo darbą, o aš dirbu savo. Klausau. Ne, nušaukė čia mano akivaizdoje. Savo įžanginėje kalboje, kaip naujas stovyklos komendantas, jis pasakė savo kaliniams: aš esu tavo dievas. Giotas turėjo visišką stovyklos valdžią, ypač jos ankstyvoje stadijoje. Atidarius stovyklą buvo apie 2000 kalinių. Veiklos piko metu, 44 metais, jų buvo 25 000, o dar 150 000 žmonių praėjo per stovyklą kaip tranzitinė vieta. Giotas, kurį išgyvenusieji apibūdino kaip labai žiaurų žmogų, kasdien asmeniškai žudė kalinius. 2 jo šunys, vokiečių dogas Rolfas ir elzasiečių mišrūnas Ralfas, buvo išmokyti mirtinai suplėšyti kalinius. Kai jis išeidavo į lauką medžioti žmonių, tai buvo signalas patyrusiems kaliniams, kad reikia slėptis. Jis šaudė į žmones pro savo kabineto langą, jei atrodė, kad jie juda per lėtai arba ilsisi kieme. Jis nušovė žydą vyrėją, nes sriuba buvo per karšta. Jis žiauriai elgėsi su savo 2 tarnaitėmis, kurios nuolat bijojo dėl savo gyvybės, kaip ir visi kiti kaliniai. Płašove Giotas patogiai gyveno viloje, turėjo automobilius ir arklius, kuriais jodinėjo stovykloje. Jis liepė vienam kaliniui žydui kas savaitę gaminti jam naujus batus. Liudytojos pasakojimas. Kaip išgyvenusi galiu pasakyti, kad mes visi esame traumuoti žmonės. Niekada netikėčiau, kad koks nors žmogus būtų pajėgus patirti tokį siaubą, tokius žiaurumus. Kai pamatydavome jį iš toli, mes visi slėpėmės, kur tik galėjome pasislėpti, netgi tualetuose. Negaliu apsakyti, kaip žmonės jo bijojo, pasakojo Helena, Gioto tarnaitė. Kuo ilgiau stebi komendantą, tuo labiau aiškėja, kad nėra taisyklių, kurios padėtų išgyventi. Kiti žydai sakydavo, kai pamatai komendantą, pamatai mirtį. Takas vedantis į stovyklą. Šioje vietoje Šindleris susitikdavo su savo buhalteriu, o buhalteris turėjo būti stovykloje. Taip norėjo komendantas. Ir būtent šiuo taku ateidavo jisai prie stovyklos vartų, susitikdavo čia ir perduodavo visas naujienas. O visai netoli yra ir pačio komendanto namas, kuriame jis buvo apsistojęs. Tiesa, jis jau nebe toks, koks buvo tuo metu. Dabar tai privatus namas, jame gyvena žmonės, yra jisai atnaujintas, bet panašumų dar yra išlikę. Ir parodysiu tą namą, būtent iš kurio balkono Amonas Giotas ir šaudydavo į kalinius. Namą galiu matyti tik iš kitos pusės,
nes visur kitur yra privati valda ir nėra kaip apeiti, būtent iki to balkono, iš kurio ir šaudydavo į kalinius, nes nuo namo pusės į tą pusę yra stovyklos teritorija. Aš vis dėlto radau kelią, apėjau aplinkui, užlipau ant tokios uolos, čia labai uolota vietovė ir iš kitos pusės prieinu iki to namo. Nėra niekur oficialiai patvirtinta, kad komendantas šaudydavo būtent iš to balkono į kalinius. Tai tik filme rodoma, kad jisai šaudė kalinius, tai tikrai, bet kad iš balkono tai pakankamai toli. O jo tas namas, tuoj prieisiu, o stovykla štai tenais, nu nebent taip kampu, ne taip kaip tiesiai nuo namo, nes tiesiai čia uolos, o filme parodyta, kad vaizdas atviras, štai tas namas ir balkonas išlikęs. Vis dėlto pamačiau jį iš kitos pusės. Viskas įmanoma man. Kai turi tikslą pamatyti kažką, tada viską gali. Plašove buvo nužudyta nuo 8 iki 12 tūkstančių žmonių. Daugelis kalinių mirė nuo šiltinės, bado ir mirties bausmių. Kadangi darbo patalpos buvo skirtos daugiausia tik vyrams, moterys turėjo mažesnę galimybę išgyventi. Plazove stovykla ypač liūdnai pagarsėjo tiek dėl pavienių, tiek dėl masinių šaudymų. Maždaug 8 tūkstančiai mirčių įvyko už stovyklos tvorų. Kaliniai sunkvežimiais buvo vežami 3 ar 4 kartus per savaitę. Dengti sunkvežimiai iš Krokuvos atvykdavo ryte. Pasmerktieji buvo įvedami į Hujovo Gorka kalvos šlaito apkasą. Jiems buvo liepta nusirengti ir stovėti nuogiems, kol galiausiai būdavo sušaudyti. Tada jų kūnai buvo užkasami purvu, sluoksnis po sluoksnio. Vėliau visi lavonai buvo ekshumuoti ir sudeginti ant laužo, siekiant sunaikinti masinės žmogžudystės įrodymus. Vėliau liudininkai tikino, kad 17 sunkvežimių žmonių pelenų buvo išvežti iš deginimo vietos ir išbarstyti po teritoriją. Dauguma kalinių buvo Lenkijos žydai, taip pat buvo daug moterų ir vaikų palyginti su kitomis stovyklomis. Mirtingumas lageryje buvo labai didelis. Kai Giotas gavo pranešimą apie naują kalinių atvežimą į stovyklą, jis surinkė deportacijas į Aušvicą, kad atlaisvintų vietą savo stovyklai. 44 metais, gegužės 14 dieną, Giotas įsakė visus vaikus išsiųsti į darželį. Paaiškėjo, kad tai buvo deportacija į Aušvicą, kur visi vaikai buvo nunuodyti dujomis. Stovykloje buvo ir daug moterų sargybinių. Jos buvo ypač žiaurios. Viena iš jų aukšto rango SS narė, Alisė Orlovski, buvo žinoma dėl savo plakimų, ypač jaunų moterų per jų akis. Patikrinimo metu ji eidavo per moterų eiles ir jas plakdavo. Karo pabaigoje Giotas buvo atleistas iš pareigų ir apkaltintas žydų turto vagyste, kuris pagal nacių nuostatas priklausė valstybei. Giotas turėjo pasirodyti SS teisėjui, tačiau kaltinimai jam buvo panaikinti. SS gydytojai jam diagnozavo psichikos ligą ir jis buvo paguldytas į psichiatrinės įstaigą Bavarijoje. Ten ir buvo suimtas Jungtinių valstijų kariuomenės. Jis buvo suimtas vilkėdamas Wehrmachto uniformą ir neprisipažino, kad yra SS karininkas. Tada jis buvo išsiųstas į laikinąją kalinių stovyklą, esančią buvusios Dachau koncentracijos stovyklos teritorijoje. Vėliau jį atpažino buvę Krokuvos Plazovo koncentracijos stovyklos kaliniai. Po karo Giotas buvo išduotas Lenkijai ir buvo pripažintas kaltu dėl nenustatytos skaičiaus žmonių nužudymo, suluošinimų ir kankinimų. Jis buvo nuteistas mirties bausmė ir pakartas kalėjime Krokuvoje, netoli Plazov stovyklos vietos. Jo palaikai buvo kremuoti, o pelenai išmesti į Vyslos upę. Žiūrint filmą, mane emociškai sukrėtė viena scena. Mažos mergaitės raudonų paltukų vaikščiojimas po getą, kada vokiečiai darė valymą gete ir tiesiog visus žmonės suvarinėjo į koncentracijos stovyklą, o likusius sušaudydavo vietoje. Tai ši maža mergaitė vaikščiojo tiesiog niekino nepaliečiama. Vokiečiai, SS karininkai, kareiviai pro ją prabėgdavo,
kaip nepastebėdami. Taigi man pasidarė įdomu, kas buvo ši mergaitė raudonu paltuku. Mergaitės raudonų paltų įvaizdis buvo įkvėptas iš pokalbių su išgyvenusiais holokausto žmonėmis. Jie pasakojo apie vaikus, kurie buvo žudomi kartu su savo šeimomis ir apie tai, kaip šie vaizdai jiems visam gyvenimui įstrigo į atmintį. Nors mergaitė raudonų paltų yra įkvėpta realių istorijų, ji nėra konkrečios mergaitės portretas. Jos vardas ir likimas nėra žinoma. Mergaitės raudonų paltų įvaizdis yra emociškai labai stiprus ir padeda žiūrovams geriau suvokti holokausto žiaurumą. 44 metais Liepos mėnesį šiai stovyklai ateina galas, kadangi jau artėja Raudonoji armija, stovykla likviduojama. Iškyla klausimas dėl Oskaro žydų, kaip juos pervežti į naują gamyklą. Niekas nenori jam jų atiduoti. Visi žydai transportuojami į Aušvicą ir kitas mirties stovyklas sunaikinimui. Oskarui teko sunkus darbas. Komendanto Gioto asmeninis sekretorius perspėjo Šindlerį apie nacių planus uždaryti visas gamyklas tiesiogiai nedalyvaujančias karo pramonėje, įskaitant ir pačio Oskaro gamyklą. Šindleriui pasiūlė pakeisti indų gamyklą į prieštankinių granatų, siekiant išgelbėti žydų darbininkų gyvybės. Komendanto sekretorius daug gaudavo dovanų iš Oskaro, todėl buvo linkęs pasidalinti informaciją su juo. Pasinaudodamas kyšininkavimu ir įtikinėjimo galiomis, Šindleris įtikino Giotą ir Berlyno pareigūnus leisti jam perkelti savo gamyklą ir darbuotojus į Briunlicą, taip apsaugodamas juos nuo tikros mirties dujų kamerose. Daugiau nei 1000 žmonių išvengė neabejotinos mirties dujų kamerose. Visi Oskaro Šindlerio žydai, kurie buvo sąraše, išvyko į Čekiją. Būtent į ten aš dabar ir vyksiu, kad galėčiau pratęsti šią istoriją. Čia Šindleris Oskaras atvyko su savo kaliniais į naują gamyklą. Dabar aš ir pabandysiu surasti tą gamyklą. Žinau, kad jinai yra išlikusi ir noriu pasižiūrėti, kaip jinai atrodo reali ta gamykla. Deja, ne visi iš karto galėjo darbuotojai atvykti, moteris ir vaikus nuvežė į Aušvicą ir tik tais stebuklo dėka pavyko juos išgelbėti. O šioje vietoje buvo įkurta gamykla, kuri gamino karo pramoniai visokiausius sprogmenis. Priėjau gamyklos vietą, pažiūrėsiu, ar galima kažkaip papulti, bet matau, kad yra vartai uždaryti, viskas labai apleista. Čia turbūt gyvenamas namas, nes ir kamuoliai mėtosi, matosi. Žaidžia gal su jais kažkas. O visa gamykla yra čia ir ten toliau. Pastatai išlikę. Gamyklos teritorija. Vis dėlto apėjau ir galima, yra vietų, per kur galima patekti. Aš tai parodysiu, kas išlikę iš šios gamyklos. Darbininkas dirba, krauna tas šiukšlės į mašiną. Informacinis stendas apie šią gamyklą.
Visi pastatai nuo to meto apleisti, bet kažkas yra čia daroma. Darbininkas visi išveža šiukšlės su mašina. O kokios skylės. Reikia atsargiai, kad neįkrist. O štai čia visokios patalpos. Sunku suprasti, kas kur yra. Dėžės. Senas, kaip labai žiūrėti, kur dedu koją. Dėžės, kažkokie seifai. Tai nėra muziejus. Tiesiog viskas jau ant pačio atsakomybės, kur einu. Kokios būklės stogas. Reikia labai atsargiai vaikščioti, bent kada gali užkristi. Pagrindinės gamyklos patalpos. Siūlai visokie. Po karo turbūt čia veikia tekstilės gamykla. Nieko nėra išlikę nuo Antro pasaulinio karo, išskyrus šias patalpas. Visa kita nauji įrenginiai, kažkokios tai dėžės, daug siūlų visokių. Pabuvau šioje vietoje, kur ir norėjau atvažiuoti, išgyventi tą jausmą, ir padariau viską nuo pradžių. Pradėjau pasakojimą Krokuvoje, senoje Krokuvos stotyje, ir pabaigiau istoriją šiame fabrike, kuriame ir baigėsi ši istorija, ir ačiū Dievui, ji baigėsi sėkmingai. Žmonės buvo išgelbėti, po karo jie gyveno toliau. Yra dar paskutinė vieta, bet ten aš nenuvyksiu. Izraelis, ant Siono kalno katalikiškose kapinėse palaidotas pats Oskaras Šindleris. 45 metų gegužės 7 dieną jis ir jo darbuotojai susirinko gamyklos aukšte pasiklausyti, kaip Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Winstonas Čerčilis per radiją paskelbė, kad Vokietija pasidavė ir kad karas Europoje baigėsi. Būdamas nacių partijos ir Abvero žvalgybos tarnybos nariu, Šindleriui iškilo pavojus būti suimtam kaip karo nusikaltėliui. Keletas žinomų žydų parengė pareiškimą, kurį jis galėtų pateikti amerikiečiams, patvirtinančius jo vaidmenį gelbėjant žydų gyvybės. Emilija ir Oskaras Šindleris liko Briunlice iki karo pabaigos, tada persikėlė į Vokietiją, kur Oskaras bandė atgaivinti savo kaip verslininko karjerą. Jis bandė įvairius verslus, bet jie buvo nesėkmingi. Jį finansiškai iš dalies palaikė tie žydai ar jų artimieji, kurie buvo dėkingi Oskarui už išgelbėjimą. Abu Šindleriai emigravo į Argentiną 49 metais, bet Oskaras po kelerių metų grįžo į Vokietiją, kur gyveno iki savo mirties 1974 metų. Ant jo antkapio iškalti žodžiai: nepamirštamas 1200 persekiojamų žydų gelbėtojas. Yra daugybė asmeninių istorijų apie žmonės, kurie buvo išgelbėti Oskaro dėka ir buvo įtraukti į jo sąrašą. Kiekviena iš šių istorijų yra unikali ir liudija ne tik jo drąsą ir gerumą, bet ir žmogaus gebėjimą išlikti žmogumi net pačiose tamsiausiose aplinkybėse. Ir šio video pabaigoje pasakysiu žodžius, kuriuos sakau visada iš panašių vietų. Dėl jų likimas būna mums įspėjimas, nes visą tai gali pasikartoti, tad reikia būti budriems. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, ačiū visiems, kurie mane remite Contribui sistemoje, ir iki sekančio karto. Likite sveiki. Ate.